Vienas iš nuosekliai besirūpinančių, kad kaimo žmogus gyventų lengviau, patogiau, kad gyventų oriai, tai yra visas kaimo reikalų komitetas ir jo pirmininkas gerbiamas Andrėjus Stančikas. Tai gerbiamas Andrėjau, jeigu jūs tarsit keletą žodžių, būsim dėkingi, prašom. Kągi, labą dieną visiems, iš tikrųjų malonu dalyvauti pas jūs jau ne pirmą sykį ir būtent tokiame, kaip čia ir metų pabaigos, bet būtent apžvelgiant visus metus renginyje. Ir aišku, šiandien matomai ir užsakėt, kad žiema tikra būtų, tai ir sniegas iškrito. Ir viskas, aišku, tikriausiai prasidėjo nuo Žemaitijos, nes man čia ryte žmona skambino, sako, visur balta, jau tikra žiema. Na, dar išėjus ryte tarsi Vilniuje nebuvo, bet žemaičiai, žiūriu, čia nemažai žemaičių ir tikrai tą žiemą atvežė ir šičia. Na, o metai prabėgo. Na, pirmiausia, ne tik žemdirbius kankino sausra, bet deja, pasirodo, kai ir mūsų miškams nelabai ta sausra gerai padėjo. Buvo kaip tik atvirkščiai ir būtent tam, kuris sodinamas miškas, ko gero, ne vienas gal ir tam tikrus ir nuostolius turėjo. Bet nieko. Jeigu su politikais galima juos vienaip, sako, geriausiai yra susitarti, negalima susitarti, yra ir kitų priemonių, galima priversti, na, o su gamta jos nepakeisimas. Ji yra tokia, kokia yra. Na, o šiandien tie politiniai vėjai, nu, yra tokie, kokie yra. Aš iš tikrųjų viską sakau, viskas turi būti proto ribose. Negalim nuo vieno kraštutinumo šokti prie kito, kas liečia ir būtent su mūsų aplinkos sauga. Kartais pasižiūri tas, kas, sakykime, yra akcentuojamas. Mylim gamtą, mes ją saugojam, bet per tą didelį saugojimą mes jai kenkiam. Saugotinos įvairios teritorijos, kurias kažką mes ten saugom ir pasižiūrim, kad nebėra. Nes tas saugojimas yra per tiek, sakykime, sugriežtintas, kad kažkas užgožė ir išnyko tą, ką saugojam. Ir tikrai, ką ir gerbiamas Algis sakė, tai netgi Trumpas, jis jau, aišku, galbūt perkeltinai, ar jam taip išėjo, kad kaip pavyzdys, kad Suomiai kur kas geriau tvarkosi, nes viską išgrėbė, sutvarko. Bet esmė, ko gero, ten buvo kontekste, tai yra kiškumas. Ir šiandien tas kiškumas duoda ir, sakykime, esant nelaimė, kai gaisras ateina, vis dėlto greičiau susitvarkyti. Ir aš džiaugiuosi, kad būtent ir mūsų miškų savininkai tikrai yra pasidžiaugti ir pasižiūrėti, kaip yra tvarkomi miškai. Ir tikrai mes jau diskutuojame šiandien, kad privatus miškas, ir iniciatyvų įvairių įstatymų pakeitimų siūlomas, koks privatus miškų dydis turėtų būti. Ar tai 100 hektarų, ar tai 1000, ar keli tūkstančiai. Ir kažkada mes diskutavom pas mane kabinete ir kažkas buvo galbūt ir iš jūsų, tada tokiam pasitarime, vieno žodžio dėl, sakykime, koks tas plotas turėtų būti. Pirmiausia, iškilo klausimas, o kodėl savininkas, kuris turi, nes šiandien žiūrint pagal vidutinį tą plotą, tai kažkur, ko gero, 4 hektarų, netgi netiek. Na, tai, sakau, kažkur net 4 dar nesiekia hektarų vidutinis savininkų plotas. Tai klausimas, kodėl savininkas parduoda tą plotą? Kodėl? Nes jeigu jis yra parduodamas, kažkas perka, tada ir tas stambėjimas yra. Ir šiandien, kai mes pamatom, kiek mes esam visokių apribojimų, visko prikūrę, štai ir praktiškai tai yra ne nauda, o greičiausiai vargas tas miškas. Jeigu savininkas ypač dar gyvena mieste ir yra paveldėjęs, ar vienaip ar kitaip, turi miškiuką kažkur, vieną dieną atvažiavęs gali rasti, iškirsta kažkas pavogęs bus. Arba dar kažkas atsitiko, bet naudos iš jo jokios neturi. Netgi savo malonumui ne kažką gali jame padaryti. Tai todėl yra ta diskusija yra, kad galbūt vis dėlto būtų leidžiama statyti miškuose. Na, statybos mes neįsivaizduojam tai, kad ten daugiaaukščiai stovi arba kažkokie didžiuliai pastatai, bet iš tikrųjų pirtelė, dar kažkoks poilsinis namukas, pačio miško prasmė pasikeičia. Kad savininkas su šeima atvažiuoja pailsėti,
su vaikais, vaikai mato, kaip tas miškas ir tas miškų puoselėjimas, jis yra jau ne komercinis, o būtent visai kita prasme. Ir aišku, diskutuojant su kai kuriais ir savais kolegomis, tikrai vėl tas toks, ką tu čia sugalvojai, tu įsivaizduoji, kiek čia iškirs miškų, niekas nieko čia neiškirs. Jūs įsivaizduojate ir patys, kad to nebus, kad miškai būtų iškirčiami. Na, šiandien, aišku, tas visuomenės požiūris. Visada mes labai reaguojam. Kažkas, kuris nieko nesupranta, bet jis turi savo nuomonę ir tada ją primeta visumai. Ir šiandien tikrai tas miškų kirtimas. Galbūt, aišku, kai kurios vietos jas reikia labiau saugoti, labiau atkreipti dėmesį, galbūt būtingiau kirsti. Bet miškas tai yra irgi, jis gimsta, auga, užauga, sensta ir miršta. Taip jau gamtoj suridyta yra. Ir jeigu mes lauksim, tai jis numirs ir išgrius. Jokios ekonominės naudos nebus. Ir vėl greičiausiai, kad ir žala gamtai bus. Nes visi įsivaizduojat, išvirtęs ir miškas, kuris, kai sakant, jo amžius yra pasibaigęs, tai sąlygos ir kenkėjams plisti ir visa kita. Tai ko gero visur turi būti savos, kai sakant, ribos. Ir negalim nuo vieno kraštutinumo eiti prie kito. Bet nėra taip paprasta. Šiandieniniai visuomeniai gyvenant, kuri yra labai jautri, tai viską labai jautriai reaguoja. Na, noriu palinkėti sėkmės, kadangi jau ir paminėjau, kad artėja naujieji metai, tai aš turiu kuklę tokią dovanėlę iš Seimo, bet aš manau, iš tikrųjų yra simboliška ir tikrai tiks šimtmečio progai ir miškininkams, kaip Lietuvos saugotojams, tai būtent mūsų vėliava. Labai simbolinė ir labai svarbi vėliava, mes visur ją prisižadu, kad vešimės į visas keliones, į visus renginius. Gerbiamas Andrėjau, jūs padarė dar vieną dalyką, ko jūs nepaminėjot. Seimo kaimo reikalų komitetas priėmė, praktiškai pritarė siūlymui šiais metais panaikinti tą ydingą vienintelį Europos Sąjungoje 5 procentų tą papildomą mokestį miškų savininkam. Tai būtų geriausia dovana tokia, bet simbolinę mes jau gavom, bet realią toliau paraginti su kitais seimo nariais, kad ateitų aplinkos komitetą ir į plenarinių posėdžių salę. O kad jūs, mes žinom, kad esate miškininkas profesionalas, nes kiekvieną mūsų gautą medalį pasodinat, tai mes norim ir šiais metais padovanoti jums eglutę, kurią jūs tikrai tikimės, kad puoselėsit, dabar pasipuošit, o paskui pasodinsit. Ar čia nebus per gyvenę? Nu, panešim, dar jauti jos neveikia, tikrai. Jo, iš tikrųjų dėkingas esu. Prisimenu, kad asociacija priėmė mane į savo ratą, nes esu irgi narys ir buvau padovanotas ąžuolas. Tikrai būtent jis auga tais pačiais metais, tuo pačiu metu mes ir Žemaitijoje, Telšių apylinkėse yra pasodintas kooperacijos parkas ąžuolų, tai būtent tas ąžuolas ten sėkmingai auga. Šį vasarą buvau nuvažiavęs pažiūrėti, aišku, ten buvo kur kas didesni ąžuolai pasodinti, bet gana spėriai eina į priekį. Na, jūs turit 11 ąžuolų ir liepų šeimoje, tai tikėsimės, kad tas ąžuolas lauks tūkstantmečio ir galės su giminė susirinkę pasižiūrėti. Ačiū jums labai didelis dar kartą. Visiems sėkmės.